Sveiki žiūrovai, tai šiandien atvykom pagaudyti linų. Pabandysim pagauti linuką. Tai šį sezoną dar nepagau nei vieno lyno. Atvykau su tečiu ir pabandysim užsimesti 3 feederius ir palaukti per naktį. Pažiūrėti, kokie rezultatai, kaip kimba linai. Tai ką tik atvykom, dabar 2:30, tai įsikursim, viską pasidarysim. Reiks visą pasiruošti nakvyniai, tai žinot, malkos, kur miegosim, kaip kas ką. Tai pradedam. Tai va čia susidėsim meškeres. 1, 2, 3. Užsimesim ant ten ir pažiūrėsim, kaip kips. Tai va, visi 3 feederiai. 1 feederiuką saugus tetis, 2 feederiukus aš. Tai prižiūrėsim skirtingus feederiukus. Aišku, dar tetis turi spinningą. Tai eis biškai jisai palydekaut vakare, nes lydekos irgi gerai kimba. Tai gal šiandien irgi gerai kips, neaišku, išsiaiškinsim. Tai pasižiūrėsim, kaip bus. O dabar einu feederius išardysiu, nes jie surišti čia, su iziolke. Tai susistatysim koliukus, susismaikstyti. Ir po biškį pradėsim viską. Patukai. Čia kieta. Nu va. Tečio čia įeis kotukai ir viskas bus padaryta. O kol aš čia žaidžiau, tetis spėjo va tokį padaryti stogiuką. Tai čia šis stogiuks bus mum nuo lietaus. Padarysiu gražiai, paskiau. Jo, tai vat viskas normaliai, tikrai gerai padarė, tvirtai, vėjas nenupūs. Aišku, paskui pabaigo žvejybų šitą nuimsim, nepaliksim, nes gamtai šits tikrai negerai ir kam čia niekint ją. Bet dabar daiktus susidėsim, bus viskas sausa, nes jeigu lietus, o ryte tai tikrai bus lietaus ir mums reiks išsineždinti iš čia maždaug iki 9 ryto, nes kitaip būsim šlapi. Tai pašaro naudosim štai tokį. Lynas, tai lynui čia tokio šokoladinio kvapo, puikus pašariukas, veikiantis, pirktas Decathlone. Tai mes šiandien ir panaudosim. Lęšiu. Dar turim pašarą šiaip, jeigu pritrūktų. O gali būti, kad ir pritrūks, nes 3 meškerės, tai yra šansų. Tai paskui turim kukurūzų. Kukurūzų 3 skrabutės dėsim, tai tikrai daug, kartu su skysčiu, viską. Paskui dar toksai jauko pagardinimas marcipaninio kvapo, irgi gerai veikia, puikus dalykas. Tai jo irgi šiek tiek užpilsim, ne per daug, bet reikia. Gerai. Ir galiausiai dzikūnai. Tai raudonų turim ir baltų. Tokių ir tokių dėsim. Tai iš karto pilu 1 ir 2 ir raudonų tą patį padarau. Gerai, tai toks pašaras, dar kukurūzų daugiau įdėsiu. Ir viską išmiksuosim, vanduo ir turėtų visai neblogas pašariukas gautis. Nes atrodo tai gerai. Juda viskas. Parodysiu, kaip atrodys pašaras po to, kai viską išmaišysim. Tai va, tokį pašarą gavom. Pilna visko, gal kiek per skystas, bet pabus ir gerai. Nieko čia tokio. O vat kukurūzai, dzikai, žirniai, dar žirniukų dėjau, nesakiau, bet ir tų įdėjau, tai tikrai visko yra. Ir tikėkime, kad linukas atras, ko jis norės ir suras tą kukurūzą, kuris bus ant kabliuko ir užkips. Tokių žvejosim sistemėlių.
3 kabliukai. Tėtis irgi ant tokios pat sistemėlės gaudys. Ir ant kitos meškerės uždėjau lygiai tokią pat. Nu, ne lygiai tokią pat, panašią. Bet iš principo tokią pat. Tai uždėsim, tai darysim tokį miksą. Ant 2 kabliukų dėsiu dziką kukurūzą, ant 1 kukurūzą. Ir žiūrėsim, kaip kas pasiteisins. Slekų neturim, bet slekai mum neveikia nelabai. O dzikai gerai, tie tinka. Tai žiūrėsim. Einu uždėsiu pašarą ir mesimės. Gerai, tai dar užmesim spombą kukurūzų. Tėtis užmes į taškus. Tai dabar pirmą kukurūzų, paskui dar pašarą. Gerai. Op. Vėjas pakilo. Aišku, biškį debesuota, bet nieko. Ja. Tai va aš štai šitaip paimu, įpilu, užtaisau ir tėtis išmeta. Į 3 taškus paskirstėm. Tai super. Pašarą taip pat į spombą. Gerai. Ja. Kad būtų pilnai užšerta vieta ir greičiau prisiviliuot žuvį. Gerai, tai tą patį padarysim į 3 taškus. Cipsuką įjungiam. Beždžionėlę pasikabinti. Oi, kad garsiai čia. Gerai. Nu, va, viena meškerė paruošta. Pirma žuvelė yra. Šiaip po kol kas dar nelabai kas kimba. Turėjau kelis kibimus, bet atsikabino. Turbūt mažas žuvytės tampo ir taip ir gaunas. Bet ir vėjas didelis, tai irgi. O tečio jau pirma žuvikė yra. Raudelė, man atrodo. Nu va. Dar viena žuvelė. Gal zilkas kažkokios užkliūčia. Nu, užsikabino už zilkas da. Gerai. Va, kujytė. Kaip čia susitvarkyti? Čia šiaip zilka. Ne, nesitė. Va, zilka, bet gaila, sistemėlė čia jau ne vieno nutraukta, bet pasitraukė tik valas. Greičiausiai mūsų ir bus. Tai atėjo laikas vakarieniai. Dabar čia valgau. Tai žuvis kaip ir kimba, bet linų nesirodo. Linukai nenori rodytis dar. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Įdomu labai, ar pasigaus ar ne, bet visą naktį būsim, tai rytas, tai žiūrėsim. Gal atsiras tas kibimas koks, nes noris tikrai pagauti tą lyną. Aš asmeniškai dar šį sezoną nepagavęs, o tėtis jau pagavęs 10 lynų. Tai tiesiog mane tėtis į vienus vartus suvaręs, atsilieku visiškai. Tai pavalgysiu ir žiūrėsim. Vakaras ateina, gal ir kibimas ateis. Tai kad tik turėjau pirmąjį lyno kibimą, nors iš tiesų net tiek kiek kibimą, bet norėjau persimest meškerę ir įkirtau lyną. Tai dabar įdomu, kaip aš jį sugebėjau įkirsti, ar tiesiog trūko 2 sekundžių, kad būtų jisai pradėjęs traukti beždžionėlę. Tai va dabar ir gaunas taip keistai, bet buvau kirtęs lyną, tikrai labai jautis, didžiulė žuvis ir nuėjo. Ir dabar vėl mano meškerė ten tampo, bet jau matau, kad maža žuvelė. Jau kokikuoja, nes jau viską drasko. Tai va gaila, pirmas toksai realus lyno kibimas. Tai linai kiek ne kiek kimba, bet
Bet labai gaila, kad nepavyko ištraukti. Nors dar vakaro dar yra. Tai tikėkime, kad jis bus. Išvažiavo, bet. Noriu. Gal užkliuvo plaukdami. Šiandienos žvejyba baigta. Pažvejojom, buvo kibimų. Dabar, aišku, laukia naktelė, tai naktis bus atskiras etapas ir pažiūrėsim, kaip žuvelės naktį reaguos. O tai pavyko per vakarą susilaukti man asmeniškai 2 rimtesnių žuvų kibimų. Tai lyno, tikrai lyno. Ir galbūt sidabrinio karoso, galbūt sazano karpio ir laukinio karpio. Ir aš dabar lieku tokioj nežinioj, nes nežinau, ar ten buvo tos karpis, ar ten kas buvo, nes tik tais išlindo galva, bet tikrai ne koja, kuri irgi sidabro spalvos, tai tikrai ne. Nes veidos visiškai kitoks, tai tokia buvo denelė. Dabar dar, aišku, pasėdėsim biškį su tečiu prie laužo. Žuvis kimba, pasitaiko tų kibimų, bet kad kirst dar nelabai, sunkiai. Laužas dega ir turbūt, jei nebus kibimų, tai iki ryt. O jei bus, tai pabandysiu užfiksuoti. Tai sveiki žiūrovai. Kaip matot, jau rytas. Aš miegojau. Tėtis beveik nemiegojo visą naktį, tai pasiekė taip viskas, bet aš, kadangi miegojau ir ne per seniausiai tėtis pagavo lyną. Ir einam pasižiūrėsim, kaip tas lynas atrodo. Tiesiog supipsėję meškelėje, tik tai smūgis, didelis ištempims, pribėgau, sunkiai, vedė. Ir va, linoks, labai gražus linoks, pagavęs. Jo, tikrai gražus linokas. Šio ežero gyventojas linoks. Tai aš dabar pasiruošiu pasigaminti pusryčiams, gaminsiu blynus, bet kaip matėt, linukas yra, užkibo. Va tik labai gaila, kad aš miegojau dar ir taip gavus, kad tėtis linuką ištraukė, o kibimo ten užfiksuoti kažką nepavyko. Bet yra kaip yra, nieko nepakeisi. Bet vienas linukas užkibo, vakare nieko, nepagavom blynų. Naktis irgi nieko, ryte patėjo linukas, bet jau ne kažkas ypatingo, tikrai. Bet yra kaip yra. Naminė tešla, tai tiesiog ir dėsiu šitaip. Turiu. Oi, eik tu sau, kaip eina. Nežinau, ar atsivarė į kelmą. Eik tu sau. O jėtus. Eik tu sau. Ką tik lyną praganiau. Turėjau lyną ir grinai įvarė į kelmą. Eik tu sau. Tie lynai niekaip nepagaunu. Niekaip. Tiesiog nesiseka man šiemet su lynais visiškai. Jau
Jau arti krantą, jau ištrauksiu, kaip smagu, taip seniai traukiu. Bėra. Gerai, tęsim. Va, reikia pasirinkti prie blynų mėlynių tuo pačiu, nes jų čia daug yra. Tai, kad būtų valgant skaniau kiek. Kojytė va pakibo. Gerai, tampė kažkas, bet ir supratau, kad ne lynas, nes lynas biškai kitaip kimba, jisai taip rimčiau, nedrasko ten visko, tai iš karto ir pasimatė. Šiandienos laimikis toks, pagavau linuką, nelabai sekęs, biškį kibimų turėjom, nedidelis, mažiuks, nerštą laiks dabar jų reikia privaloma paleist, kai koks būtų, va, gražiai linukai, va, ir paleist, va, ir plaukšiu ryte, va, lauką težą. Super, labai smagu, linukas ir toliau gyvena, jėga, tegu neršia. Mažylis šitas, tai yra kaip yra. Dar vis žvejojam, bet žvejyba jau į pabaigą, viską po biškį pradėsime tvarkyti, nes vis tiek praneš lietų, neužilgo. Dar yra nemažai laiko, bet bus jis, tai būtų gerai iki jo susitvarkyti ir grįžtų sausiem. Tai dar biškį žvejojam. Mūsų nakvynė baigta. Praleidom 24 valandas miške, gaudėm linukus. Deja, žvejyba nebuvo labai superinė, neprigaudėm linukų daug, bet vienas pagautas, dar kibimų nemažai, 2 berods buvo dar linai ir sazanas galbūt pabėgęs, tai buvo tų kibimų. Tai ačiū žiūrėjusiems, viską susitvarkysim, būtinai visą vietą sutvarkysim, šiukšlę susirinksim, jūs irgi šiukšlių nepalikit. Tai susidedam daiktus ir žygiuojam namo.